Tupperware įrankių rinkinyje yra turbūt visi įrankiai, kurie reikalingi šeimininkaujant virtuvėje. Papasakosiu apie jį, pradedant nuo to, kurie man yra svarbiausi ir kuriuos aš dažniausiai naudoju. Dažniausiai naudoju mentelę vartymui. Jinai tinka puikiausiai ir keptuvėms su danga, nes jinai yra plastikinė. Ir pati mentelė yra pakankamai didelė, tai yra pagrindas, kurį mes pakišam paverčiamų po produktų yra pakankamai didelis, yra daug skilučių, kad nubėgtų riebalų perteklius ir jinai yra ne vienodai nulinkusi, tai yra viena dalis yra smailesnė, kita dalis yra bukesnė, tai priklausomai nuo to, kaip aš jau čia noriu apversti, imu arba vienaip, arba kitaip. Ir rankena yra ergonomiška, patogi, kad būtų patogu laikyti ir pažiūrėkit, va toksai va išlinkimas, kad irgi būtų patogu pakišti po mano verčiamų produktų, nes kai yra mentelė lygi, tada jau automatiškai yra sunkiau ir sudėtingiau. Dar verdant kokias sriubas, košės, troškinius, mums reikia maišyti. Ir štai šitas šaukštas jis toks įdomus, su skyle, bet ta skylė turi savo pliusą, todėl kad maišant man yra mažesnis pasipriešinimas. Ir jeigu, pavyzdžiui, verdu kokią košę, tai kruopos ten šaukšto dugne nesusikaupia, o irgi pranyra pro štai šitą skylutę. Jeigu nori paragauti, tada jau priekiu šaukšto šiek tiek paimu ir viskas greičiau atvėsta ir viską daug greičiau galiu paragauti. Tada yra samtis ir kiaurasamtis, net nežinau, kuriam teikčiau pirmumą. Kiaurasamtis irgi kaip ir mentelė vartymui turi labai daug skilučių, tai kai mes išgrėbėme koldūnus virtinukus ar kokį blanširuojam pomidorą verdančiam vandenyje, tai vanduo puikiai nubėga ir aš savo produktą įdedu į lėkštę jau be vandens. Taigi, mūsų kiaurasamtis ir mūsų samtis, kuris turi štai tokią tiesų vieną kraštą, todėl kad puodas jis yra tiesus ir užsiapvalina. Tai samtis yra priderintas prie mūsų puodo ir aš sriubą galiu tiek taip pasemti ir labai patogiai įsipilti, tiek taip. Samtis yra didelis ir iš tiesų labai patogus. Na ir paskutinis gaminys yra žnyplės. Perversti kepsniuką, ar kažką tai kokią ten dešrelę išimti iš puodo, ar kažką iš stiklainio ištraukti, jos tikrai pravers. Kaip tik dabar jos laikyti, aišku, galima dėti į stalčių, galima kabinti, nes yra kabliukas, arba galima susidėti į kibirėlį. Tupperware turi štai va tokį juodą kibirėlį, ta dalis išsiema ir ją galite kombinuoti, jeigu turit kubiks indelių, yra mūsų pusė litro kubiks ir 1,8 litro, tai šita dalis tinka tiek ant to uždėti. Jeigu uždėjote ant puslitrinio, tai gali būti puikiai pieštukinė ar kokiem įrankiam susidėti. O jeigu turite 1,8 ir jums, pavyzdžiui, prie virtuvės interjero nesinori juodo, o nori kokio nors su piešinukais, nes kubiksų yra įvairiausių, tai galite pasikeisti, dantelį naudoti ant štai šito juodo ir naudoti šaldytuve, o jau įrankiam pasidaryti gražų ir spalvotą, kokį jūs tik norite. Tai va, šitaip mes sudedam ir jeigu turite daugiau įrankių, tai čia puikiausiai tilps ir daugiau įrankių. Puiku sau, puiku dovanai, tai tikrai rekomenduoju, nes tikrai labai šaunus rinkinys.